Kad tu laimėtum, turi kirsti pirmas. Čia toks mano monologas buvo tokiam levelį, bet... Nuskambėjo lyg vos net taip pat kaip gulinčių nieks nemuša, gulintis pa. Helmut Marko išeina iš Red Bullio. Šiaip nenustebau. Jo? Nu, kiek... Aš stebėjau, man labiau stebino, kiek jis vis dar velkas ten. Aš galvoju, kad mūsų vaikai dar užaugs ir žiūrės ir jis ten dar bus. Ne? Galvoju, ne. Jo palaikus tiesiog vežiuos. Vežimėlė. Jesus, sorry, čia biški periodas. Sveikas, mano mielas bičiuliu. Sveikas, Kristijonai. Mes išgyvenam dar vieną sezoną. Taip. Tai bus mūsų pirmas pilnas sezonas. Ja. Nes praeitais metais mes nuo vasaros pradėjom, kažkur pusė lenktynių buvo. Ir dabar turim pilnus metus. Kiek paaugom, kiek patobulėjom. Klausimas tam. Kas įjūgi, kas įtūri? Klausimas tau. Klausk. Ar tu laimingas dėl mūsų čempiono? Labai. O jeigu rimtai, nes... Aš nemeluoju. Aš trykštų džiaugsmo. Aš dabar festinu, esu parą laiko nevalgęs ir atrodo daugiau energijos. O tu? Honestly, jo. Jo? Ta prasme, no cap. Ir aš labai gerą frazę išgirdau. Ir tipo... Tu minėjai, kad Verstappenas labiau nuspelnė. Ir čia, tipo, čia nėra net kontroversiška nuomonė. Taip, čia šitą žino. Taip, čia net nesiginčiu. Bet iš kitos pusės tiek Piastris darė klaidų, tiek Verstappenas, tiek Norrisas darė klaidų. Nu, ta prasme, Verstappenas labiausiai nusipelnė, bet labiau paėjo šį kartą Norrisui. Jisai turėjo geresnę mašiną, jisai turėjo daug gerų dalykų, kas jam tiesiog lėmė, žinai, tipo, ką noriu pasakyti, kad jo Verstappenas nusipelnė, bet noriu pasakyti, kad Norrisas irgi, mano manimu, nusipelnė. Ir ypatingai, kad jisai Piastriui atspardė subinę, turėdamas savo klaidų ir jas pripažindamas ir gale sezono pripažindamas, kad jo, aš prisakiau labai daug dalykų apie Verstappeną, ko neturėjau tada daryti, jo, aš labai daug dalykų apie Hamiltoną pasakiau, ko neturėjau daryti. Taip. Ir tipo, jis labai daug... Ir toksai, aš tiesiog manau, kad jo antiklimatiška pergalė, bet tuo pačiu, ar jis nusipelnė, aš manau, gal jo. Mes turėjom šitą diskusiją kažkada ir aš iš tikrųjų vis dar laikysiuos tas pačias nuomonės ir pasakysiu, kad ne jis labiausiai nusipelnęs kaip vairuotojas, o Leclerc'as. Bet apie Leclerc'ą biškį vėliau. Po poros metų. Ne, jo. Kitoj komandai, teisingai, nes su Ferrari tai tikrai be šansų jam. Bet, žinai, sutiksiu su tavim dėl Norriso, kad jisai vis tiek laimėjo. Ir tai nėra be reikalo. Tai nėra iš oro tie skaičiai atsiradę ir dėl to ir turim skaičius, dėl to ir turim čempionatą ir galiausiai vis tiek susumuojam ir laimi tas, kas daugiausia taškų turi. Tas, kas kirto finišo liniją, laimi. Anyway, skaičiai niekada kad tu laimėtum, turi kirsti pirmas. Čia toks mano monologas buvo tokiam levelį, bet... Nuskambėjo lyg vos net taip pat kaip gulinčių nieks nemuša, gulintis pa. Jeigu muša. Tai va, tai pirmiausia, norėjau pasisveikinti su mūsų F1 bokso fanais, kurie prisijungė šitą Abu Dabio, Saudi, kur Abu Dabis yra? Jungtiniai Arabų Emiratai. Abu Dabio Grand Prix, kurį mes apturėjom, iš tikrųjų prie šitų lenktynių buvo dar ir tikrai ypatingas momentas, kada mes susitikom Oze, Action. Tu išduodi mūsų šitą slaptą dalyką? Žinoma. Mes mytinam su savo patreonais. Mes varėm pažiūrėti gyvai lenktynių su mūsų patreonais ir žiūrėjom transliaciją lietuviškai. Taip. Tai buvo žiauriai fainai ir to pačiu ne. Fainai, kad su patreonais. Girdi, tu eini žiūrėti lenktynių, o ne klausyti komentatorių.
Sorry, bet aš iki dabar galvoju apie Strolį. Strolis tai buvo tikrai geras. Komentatoriai sako apie kai Lansas Strolis. Taip. Nu tai, tipo, aš suprantu, kad tai yra sunkus darbas ir komentuoti yra ypatingai lietuvių kalba. Žymiai sunkiau, jo, nes tau labiausiai užkliuvo šiaip ne Strolis, o mišiniai. Padangų mišiniai. Padangų mišiniai, nu, tipo, skambėjo kaip kūdikių mišinėliai, ką jie valgo, nu, tipo. Tai po va. to jau normaliai sakė, kietos padangos ir visą kitą, bet pirmą, kai intro ėjo, tai buvo tas toksai, naudojamas 4, 5 ir 6 mišiniai, 4 yra... Kai vaikų maistelė, ne? Nu jo, nu, Mišinukai. tipo, sorry, čia tiesiog buvo tas toks... Užkabina, Jo, jo. su Stroliu, tai, nu, Čia juokinga. jeigu vieną kartą tai būtų, aš suprantu, kad tu ten labai greitai turi išnekėti ir turi viską greitai supasakoti, kad Verstapenas lenkia tarp, aš suprantu. Bet kai tu kartoji, kad Strolis da Strolis, nu tai, sorry. Aš galvoju, kad čia juokinga, iš tikrųjų, dėl to naudoja. tai Tikrai, taip. kad Strolis tikrai juokinga yra kaip pravardė lietuviška, tai man visai juokingai Jo, sužiūrėjo. tai visi palaikysim Strolį kitais Tai metais. palaikysim kitais metais Strolį, jo, ne, bet šiaip tai tikrai norėjau padėkoti, atvyko žmonės ir iš Panevėžio, ir iš Anglijos su mumis pasimatyti ir tikrai labai vertinu visus, kurie atvyko, mes su Kristijonu labai džiaugiamės. Jau. Iš tikrųjų, nuostabiai praleidom popietę, pabendravom visi, susipažinom, išgirdom daug įdomios informacijos, nuomonių ir tikrai labai turim nuostabius fanus, tai didžiulis, iš viso širdies ačiū nuo mūsų abiejų. Tai va aptarėjom tokį nuotykį ir aišku žiūrėti su fanais, aš iš tikrųjų supratau, kad mes sėdėjom, kas nežino, Apollo Action turi zoną, sporto areną, kur yra toks kaip kino teatras. Taip. Transliuoja didžiuliame ekrane sporto varžybas. Ir aš supratau, kad mes sėdim Makso fanų apsupti. Nes, žinok, kai baigėsi lenktynės, kai finišavo, kai Maksas finišavo, kai Lando Norrisą paskelbė čempionu, nieks neplojo. Tai kiek visi džiaugiasi, visi Verstapeno fanai patapo Leclerco fanais, Jo. kai kuriais o Leclerco fanai ir Ferrari fanai patapo Verstapeno fanai. Taip. Ta prasme, ant kiek visi džiaugiasi, kai kažkurio momentu Lando grėsė. Piastris apsilenkė Norrisą, visi klykė tiesiog. Nu ir kai Leclerc'as dasivijo Norrisą. Jo, tai čia... Jie visi plojo, jau ten žmonės pradėjo šaukauti ir... Tai... Arba kai Juki overtakino už trasos, tai irgi šitas buvo... Vis tikėjosi šiaip penalty Norrisui. Tai žinoma, nes jis turėjo penalty Norrisui, man nesvarbu. Aš jau baigęs sezonas, aš varysiu vienus varus, man nesvarbu. Tai Lando Norrisas pats neįdomiausias čempionas ever ir man visiškai neskauda širdės tą pasakyti. Tai va, turėjom tokį momentą. Galim grįžti prie lenktynių, ne? Aš galvoju dar pačiupinti porą dalykų. Iki lenktynių? Šiaip. McLarenas kaip komanda padėjo Norrisui ar labiau trukdė? Padėjo, aš manyčiau, ilgainiui. Aš žinant jų visus tos tipo Papaya Rules ir visą kitą tipo... Nu, ja, gal sakykim, padėjo tas, kad jie nesirinko pirmą vairuotoją. Nu, tipo, taip jau, žinai, vienareikšmiškai. Bet ar tikrai padėjo? Nes laimėjo čempionatą. Nu jo, bet ar nebūtų žymiai lengviau buvę, jeigu tave prioritizuoja? Jo, būtų. Tai aš upgrade'us tau prioritizuoja. Nes jie visą laiką būdavo, kad tipo biškį lėčiau upgrade eina, nes vienu metu abiem reikia. Nu, tipo, ir labai daug dalykų, žinai, nu, tipo, kur netgi tavo komandos narys galėtų alternatyvę strategiją važiuoti, kad, nu, tipo, testuoti. Jo. Tarkim, tu važiuoji su mediumais ir nori žinoti, ar tau geriau šokti ant softo ar ant hardų. Nu, ir Buvo ten keletą momentų, kada, žinai, liepė atiduoti Piastriui pirmą poziciją, man rodos, kad ši dabar buvo ne... Pirmos niekada nebuvo, buvo antra. Antra, ne? Monza čia nebuvo, man pirmos rodos. niekada nebuvo. Jo, tai čia už tipo Vengrija ir panašiai. Nežinau, man atrodė, kad jau aiškinau, kad šiaip turėjo jį prioritizuoti žymiai anksčiau Jo. ir žymiai dažniau, bet bendrai paėmus, sakyčiau, kad, nu, tiek čempionato komanda irgi laimė, tai, nu, jie laimėjo konstruktai. Žinai, tai manau, kad jo, tu irgi rašinį? Jo, ir rašinį. Tai, o ką tu galvoji? Aš manau, kad
Nu, aš ne veltui klausiu, aš manau, kad šiek tiek gal ir buvo tas, kad, tipo, papaya rules, tipo, šitos visos McLaren taisyklės yra naudingos tik pačiam McLarenui, ne vairuotojam. Nu, ta prasme, Tokia atmosfera buvo, kad jeigu... saugiai sužaidė, daugiausiai taškų surinko, laimėjo konstruktorių. Tai yra pats svarbiausias dalykas komandai. Tai yra konstruktorius. Jo, žinau. Taip. Aš dar norėjau pasakyti, kad Zach Brownas turbūt būtų ramiai miegojęs tą naktį. Jeigu būtų Maxas laimėjęs čempioną, jis būtų toks cool. We got the constructors and yeah. Tai aš manau, kad būtų ten buvę ramiai. Tai va, kaip tu galvoji, kitais metais prioritizuos kažkurį dabar labiau ar mažiau? Ne, manau, liks prie to paties reikia. Nors ir turi čempioną savo vairuotoją? Aš manau, kad jie liks prie to paties su sąlyga, jeigu viens nuo kito jie netitols per ten 100 taškų. Nu, ten, žinai, tipo, tarkim ateinantis metais Piastris laimi 4 lenktynės, o Norrisas taškų nepelno, žinai, nu, tipo, jeigu, nu, vat Perezo ir Verstappeno atvejais. Bet ten, žinai, atėjo Perezas, žinodamas, kur ateina visi Maxas, jisai... Čia nesulyginau komandos, aš sulyginu tai, kad jeigu taškų skirtumas, jo. Tai aš tą galvoju, kad, nu, tipo, nesąmonė būtų prioritizuota būdu, jeigu vienas nepavažiuoja. Nu, čia, žinai, čia jau pamatysim, kaip bus ten tais metais, kai, žinai, kaip ten realiai, bet vis tiek. Esmė, kad jie turi čempioną. Ja. Ir jeigu jis nebūtų numeris 1, tai būtų labai keistas situacija, sakykime, visam McLarenui ir šiaip visai žiniasklaidai ir šiaip viskam. Nes, nu, jis jau oficialiai čempionas, žinai. Tai, nu, tipo, nebėra priežasties nedaryto. O šiaip crazy strategija, kad praeitais metais Norriso buvo pirmą pergalę. Nu. Miami. Ir dabar jis yra čempionas. O taip, greitai gali viskas apsisukti. Ar čia ir geras momentas prie Ferrari? Nu. Ar dar nori pašnekėti apie McLareną? Ne, McLarenai man jau šiandien gana. Už tai jau biški jau koktu nuo visus tos... Galvojau, gal paliesti Red Bullius. Ar tu nori eiti į lenktynės? Tai mes ir šnekam apie lenktynės. Ne, šnekam ir apie lenktynės. Man įsiminė Leclerco faktas, puolimas. Kaip tu galvoji, kodėl Leclerc'as atrodo, nu, visi matė tą, visi gali pritart, kad jis važiavo rimčiau negu visą laiką, agresyviau negu dažniausiai. Tau taip nepasirodė? Jo, pasirodė. Jisai ir kovoja su Norrisu ar ne vienam keliose posūkiuose. Nes jisai žinojo, kiek tai kam ko reiškia. Ir aš nemanau, kad jisai turi ten prioritizuoja Verstappeną, o ne Norrisą. Bet aš manau, kad jisai norėjo labiau būti tam, žinai, tipo, pirmaplaniam filmo scenarijui. Ok. Nu, tas, kur, tipo, aš manau, kad jisai labai ilgą laiką apie jį nieks nieko nešneka, nes, nu, tiesiog Ferrari yra niekur. Žinai, nu, tipo, jisai per šios metus 2 ar 3 podiumus tą turėjo. Net nei vienos pergalės. Tai yra oficialiai blogiausias sezonas Ferrariui. Taip. Jeigu neklysiu, nes jie pirmą kartą nei vienos pergalės neturi. Taip. Net 23 jie turėjo vieną pergalę su Sainz. Gal klysiu, galbūt kažkokių šašų jie turi. Bet... Nu, turi, kur ten turėjo prastą sezoną, kur iš vis jie ten 5 baigė konstruktorių, čia man rodos 20 arba 200 čia yra jo. Nu, bet vis tiek ten buvo geriau, jeigu neklystu, iš pergalių pusės. Nepamenu, jau atvirai. Nu, žodžiu. Tai tu galvoji dėl to? Dėl Hamiltonas tai tikrai turi didžiausią antirekordą. Tai yra jisai pirmas istorijai vairuotojas, kuris neturi pergalės Ferraryje. Tai čia iš viso yra tragedija. Taip. Jo, o šiaip aš manau, kad jisai tiesiog čia buvo tas, kad jisai žino, kiek nuo jo labai daug visko priklauso. Žinai. Kam jam vis tiek tai neatsaka klausimą? Koks tolkas jam? Kad aplenkti Norrisą, kad laimėtų Verstappenas arba neaplenkti Norrisą. Taip ar naip jam nieks nekeičia. Kodėl jis taip važiavo? Jis lenktynininkas. Irgi netinka atsakymas. Kodėl netinka? Tinka, bet aš turiu geresnį. Nu, sakyk. Žodžiu. Jisai nenorėjo, kad Norrisas būtų čempionas? Jisai nenorėjo, taip. Nu. Bet kodėl? Va čia klausimas. Va čia aš ir paaiškinsiu savo teoriją. Ir man tas susidarė įspūdis, kai aš žiūrėjau Drivers Reaction po lenktynių.
Norisas atvažiavo trečias, jisai ašarom apsipylęs, džiaugiasi dėl savo čempionato. 4 vietoj Leclerc'as. Depresija. Sako, šitaip negali būti. Mums reikia labai rimtai susijęs šnekėti. Šitaip dalykai, prasme, negali tęstis ir, žodžiu, visa atmosfera buvo labai liūdna. Kodėl galvojam? Dėl to, kad Leclerc'as jau kiek metų yra Ferrari'e. Oi, tai... Jo mašina važiuoja tragiškai. Jisai kaip vairuotojas savo yra jėgų įkarštį. Ir jisai seniau važiuoja negu Norisas. Ir Norisas parodė dabar visiems, kad yra įmanoma apsukti savo, sakykime, mašinos sėkmę praktiškai per pusę sezono, netgi, sakykime, mažiau negu pusę sezono, ką padarė McLarenas, nes jie, man rodos, praeitais metais, dar, man rodos, sezono pradžioj ar užpraeitais metais jie neišlipo iš Q1. Praeito sezono pirma pusė buvo labai prasta. Tai va, tai esmė tokia, kad tai reiškia, jie parodė, kad yra įmanoma. Ir vat mums patvirtino vienas mūsų F1 insideris, kas žino, tas žino, kad iš tikrųjų labai viskas priklauso nuo aerodinamikos. Tai McLarenui yra šansų, kad didžioji tikimybė jų sėkmės, nepaisant visų smulkmenus ten sustabdys ir panašiai, jie pataikė į aerodinamiką, ar ne? Tarkim. Tai tas dalykas jiems atrakino žiūri daug performance'o ir jie visiškai pakeitė ir apsuko visą trajektoriją tiek komandos, tiek savo vairuotojų karjerą. Ne? Jie, sakykim, iš praeitų metų buvimo niekur, jie pradėjo kovoti dėl čempionato galiausiai ir šiais metais laimėjo, ir praeis metais jie laimėjo konstruktorių ir šiais metais laimėjo abu čempionatus. Taip. Tai Leclerc'as suprato, kad čia problema yra Ferrari'e, kad komanda yra tragiška, kad visa Ferrari kaip komanda neveikia ir jinai jam yra iš esmės skolinga championshipą. Ir jisai tą supratęs, jisai norėjo bandyti, kaip čia pasakyti, neleisti Lando laimėti championshipą, nes dabar Lando per 1,5 metų padarė didesnį progresą negu Leclerc'as per savo karjerą. Ir dabar jisai norėjo užkirsti kelią, kad Lando nebūtų čempionas, nes dabar jie visi draugeliai yra iš tos pačios kartos. Leclerc'as, būdamas geresnis vairuotojas už Lando, čia nėra kažkokia, paslaptis, jisai neturi to čempiono titulo ir jam net nekvepia su Ferrari. Porą sykių buvo, kur ten čiut gal, bet tikrai būkim realistai, bet teisingai. Ferrari yra tragiška mašina, tragiška komanda. Hamiltonas turi dabar tokį realybės pasitikrinimą, kur pamatė, jog ta komanda iš tikrųjų yra žymiai didesniam, negražiai įsireikščiau, bet mėšlė, negu atrodo iš išorės. Ir Hamiltonas dėl to taip nevažiuoja ir nori atsiriboti, nes aš skaičiuoju komentarus, kai iš viso jis nori išimti telefoną ir per visą žiemą su nieko nebendrauti ir absoliučiai neturėti kontaktų su Ferrari. Ir aš jį palaikau ir suprantu ir tikrai nuoširdžiai suprantu, kodėl jisai. Taip. Ir Leclerc'as pats būdamas toje vietoje suprato, kad jeigu jis būtų neleidęs Lando laimėti, jie vis dar lygus, jie būtų dar neturi čempiono titulą. Dabar Lando laimėjo, jie jau nebelygus. Lando prastesnis vairuotojas turi čempiono titulą, kai Leclerc'as. Negali sakyti prastesnis, pas jį rezultatai geresni? Aš savo pasakiau. Skaičiai sako, nesiginčiu. Gerai, tai, žinai ką, aš nenoriu teikti, kad Leclerc'as yra geresnis. Aš noriu. Bet dėl ko? Leclerc'as kovojo dėl čempionšipo tik tais 10 lenktynių per savo karjerą. Mhm. Tai yra 22 metų pirma pradžia. Nedaugiau. Norisas jau kovojo dėl čempionšipo 1,5 metų. Ir jisai turėjo rimtą komandos narį, kuris jam spartą subirė. Žinai, tai aš manau, kad iš tos pusės, kad Norisas dabar turi daugiau patirties. Jo, Leclerc'as dabar su 7 kartus pasaulio čempionu, bet jie, smėlio dėžiai kasa smėlį. Kol tie kapojasi, tie dviese nieko neveikia. Ir, bet tai čia dėl ko? Aš noriu ką pasakyti, kad jeigu ateis, tarkim, kitas sezonas, aš manau, kad Leclerc'as tų pačių problemų turės, ką Norisas turėjo praeitais metais. Norisas jau praėjo šitos dalykus. Ir aš, iš tos pusės, kad
kad tu būtum pirmas, va dėl ko noriu pasakyti, kad Norrisas nusipelnė čempionšipą. Dėl to, kad kai tu nori būti pirmas čempionšipė, ne tai, kad lenktynės laimėt, bet jau čempionšipė, tu turi jau eiti, tau negali būti, kad vieną kartą pasiseks, antrą kartą pasiseks. Žinoma, taip, tu turi būti pastovumas. Taip, žinai, tipo... Ir aš apsuks klausimą taip, ar tu galvoji, Norrisas būtų laimėjęs čempionšipą Ferrari? Apkeiskim Leclerc'ą. Ne, baigtų, bet tai čia, tai aš nenuvertinu Leclerc'o, aš tiesiog noriu pasakyti, kad... Aš manau, kad nuvertinu. Ne, seniai, Leclerc'as top 3 on the grid. Aš manau, jo, tikrai. Tai. Tiesiog aš šiuo atveju manau, kad Norrisas tiesiog labai... Galis pas tave visada ateina sėdimas, jis ateina pat pas tave. Aš matai padušo. Aš juokauju. Atsiprašau. Tiesa, aš padarau. Tai va, ką mes dar turim šnekėti apie Verstappeną, apie Yuki, apie Helmut Marko, apie GP. Taip, apie Strolį. Ne, šiaip Max Verstappenas iš tikrųjų, turbūt, jeigu paminėjai Maxą, tai galim truputį apie jį pakalbėti, kad nepavirstų visas podcastus su Max Verstappeną vėl. Bet šį sezoną aš manau, kad jis pelnė ir realiai jis parodė savo spalvas ir visiems tiem heiteriam, kurie jo, sakykim, tas Team LH, kurie užsirovė ant jo yra nuo 21 metų, tai pagrindė dabar jau ir Ferrari fanai, kurie nepatinko jam, bet dabar visi man tokia atmosfera, kad visi susibūrė iš tikrųjų palaikyti ir pamatė jo nežmoniškai didelį talentą. Ta prasme, Max Verstappenas čia yra ir mano nuomonė, bet ir ne tik mano nuomonė, ir yra ir daugelio ir kitų žymiai labiau patyrusių ir daugiau žinančių žmonių nuomonė, kad ypatingai man vis galvoju sukasi tas interviu tarp tų visų, man rodos, tai buvo David Coulthard, kur sako, jeigu visgi dėtum tu Seną, Michaelą ir Maxą į tą pačią mašiną tuo pačiu metu, jie pripažino, kad Maxas turbūt paimtų viršų. Ir aš iš tikrųjų, ir čia šiaip, aš irgi nelinkęs esu lyginti taip, nes tai yra skirtingi, žinai, vairuotojai skirtingais kategorijom, bet aš pritariu. Iš to, kas vyksta trasoje, iš to, nes yra viskas aišku, kokia mašina yra Red Bullis. Nes pažiūrėk į Yuki, pažiūrėk į Lawsoną. Ten Red Bullis su tais vairuotojais yra ten, kur realiai turėtų būti. Maxas yra tas kintamasis faktorius, kuris viską pakeičia. Kuris suteikia tokią Brazilijos vairavimą, jau 2 metai iš eilės, kur padaro, atrodo, neįmanomus važiavimus Brazilijai. Jo reputacija yra absoliučiai nebereikalo tokio užtarnauti. Jisai, mano galva, jis kaip turbūt vienas geriausias laikų vairuotojų ir jis dabar yra visiškai, aš manau, kad yra vienas negi labiausiai nuvertintų vairuotojų. Nepaisant to, kaip visi apie jį šneka. Aš galvoju, kad jis yra žymiai geresnis negu žmonės vaizduoja. Aš tikrai varau šitam nuomonėm, nes aš žinau, kad čia mūsų paskutinis podcastas oficialiai YouTube, tai man šiais metais man zin visiškai. man zin iš tikrųjų, tai man išliejai visus savo... Laikiau visus metus, žinojau, kad ateisis momentas, kad reikės varyti, bet aš rimtai, ir aš manau, tu pritarsi su tuo, nes... Aš nesiginčiusiu, tikrai taip. Tikrai taip. Nes, pasakyk, kas kitas sugrįžo iki 2 taškų deficito iš 100. Ne, tai čia tokius sulyginimus, nėra ką lyginti. Ta prasme, Verstappenas one of the greatest of all time. Aš tą patį, ką ir Verstappenas pasakė, sulyginti tikrai nelyginsiu, nes Verstappenas pats pasakė, sako, mane sulyginti su Schumacheriu, su Sena, su Prostu, su belekuo, yra nesąmonė. Aš tiesiog paantrinau intervą, kur ne aš sakiau šitą aš nedariau šito palyginimo, aš tiesiog pakvautinau, kad pacitavau tam, kad pritar tam, nes manau, kad tai tiesa. Maxas iš tikrųjų neturi lygių dabar jo. Jisai net absoliučiai visą galvą stovi aukščiau ir kaip žmogus jisai iš tikrųjų yra nuostabus, nes, kas nematė, pasiūlau pažiūrėti Pelas Pistas, čia Brazilų podcastas, kur jisai... Atsimenat, podcastas, kur su Gabriel Bortoleto. Ir Maxas yra iš tikrųjų žmogus, kuris nori ir kitiem padėti. Jam esmė yra lenktynės, kad ir aš su to treneriu žiūrėjau tą podcastą ir supratau, kad iš tikrųjų jos ir Max yra tiesiog
žmonės, kurie tiesiog susitelkia į darbą ir jiems visa kita ir triukšmas, žinai. Ir tokie žmonės iš tikrųjų ir pasiekė tas aukštumas, kokias dabar mes turim, 4 kartus pasaulio čempionas ir panašiai, ir su Red Bullu. Tai, nu, ar Red Bullu jis atnešė tos titulus, nu, tos 2 titulus. Tai, sakau, nėra tokio vairuotojo šiuo metu, kuris būtų ir ant žemės, toks sėkmingas ir iš tikrųjų būtų atviras ir sakytų taip, kaip yra ir nebandytų apsimesti, žinai. Nu, jis parodo visiems, kad koks iš tikrųjų jo fans ir cirks. Su savo atsakymais, su savo tuo tiesmukiškumu. Labai patiko jo paskutinis post-race press conference. Ar žiūrėjai, ar nežiūrėjai? Ne. Jaučiu highlightą, matai, kad jo paklausė, sako, ar yra dalių metuose, kur tu labai gailėsi, pavyzdžiui, kaip Ispanija, kai važiavai ir jisai sako, aš žinau, kad tu pasakysi šitą dalyką. Ir tai yra nesąmonės sulyginimas. Ir jis labai, labai gerai išaiškino ir visą kitą sako. Jo buvo klaidų ir iš mano pusės, jo buvo ir iš McLaren pusės. Buvo labai daug dovanotų taškų man, sako, čia ir yra dalis lenktyniavimo. Būna labai gerai sekasi, būna labai blogai sekasi ir tu negali sukontroliuoti visų faktorių. Taip, čempionatai yra laimimi ne per vienas lenktynės. Ja, tai Verstappenas galėjo būti čempionas, jeigu Antonelis nebūtų klaidų padaręs. Jeigu Jukis būtų geriau važiavęs ir padėjęs Verstappenui. Labai daug faktorių yra ir tipo... Dėl to ir turim kitą čempioną, tipo gaila, tipo, tai tikrai, Verstappenas yra, jisai būtų paantrinęs Schumacherio rekordui, tai yra 5 čempionatai iš eilės laimėti. Bet... Ir jo, ir visi jo surinkti rekordai per šitos sezonus, per šitos dominavimo sezonus. Čia yra istorinė, dažnai lengva yra sėdėti ir heitinti, nes dažniausiai heitina tos, kurie laimi, žinai. Ir va dabar norisi šitą patirę, ne? Šitą, pasakai, šūdaudrą, kurį jį seka pastoviai. Ypač Instagrame. Aš galvoju, tu nepamatys, bet tu man atsiuntė, aš jau buvau matęs iki tol, kaip skaitos, kas ten Instagramo F1 grupė ir, ne grupė, kas ten... Kad tenais įmeta postus ir visi yra heitinimai. Ai, taip. Instagramas šiaip yra tiesiog rasistinė programa, bet ten Max yra jau blogai. Ariui ten labai patinka. Arius tai tikrai ten viešinas. Esmė tokia, kad Maxas irgi pro tą praėjo, kaip jam ten špygos rodė Amerikoje, Las Vegas, net Miami, man rodos. Tai čia ir tokie dalykai, su kuriais tu realiai turi susitvarkyti, žinai. Ir dabar mes sakau, kol tu gyveni tame, kol tai vyksta, tol iš tikrųjų yra sunku žiūrėti iš šono, ne? Taip. Bet kai praeina visą tai, nes mes jau užmiršom, koks Michaelas buvo iš tikrųjų konkurencingas ir kiek ir jam buvo padovanota championshipas buvo padovanotas. Taip. Tai su Michaelu vieną po kito seka kontroversijos. Dabar viską esam užmiršę, Michaelas yra vienas geriausių visų laikų, žinai. Sena turėjo nepilnametę draugę, nieks apie tai nešneka dabar. Sena yra vienas didžiausių, žinai. Ir aš šiandien nieko neturiu prieš jos, aš tik sakau, kad tu, kol vyksta tuo metu, tol, nes, pavyzdžiui, atsiminus ir tą serialą Senos, koks jis buvo kontroversiška figūra tuo metu, kiek jis įpjovėsi su tuo visų prostu ir kaip ten diskvalifikavo, ir kaip tai lėmė čempionatus ir panašiai. Ir paskui, žodžiu, vienas po kito jos seka kontroversijos, žinai. Bet dabar žiūrint atgal po kažkiek laiko, mes jos keliam ir laikom ant rankų. Ir aš tiesiog dabar esu, šitoje mes esame Maxo fazėje, kur, žinai, žiūrint dabar į jį ir čia tipo, čia kinda, kaip ir cringe yra jį palaikyti, nes jis laimi. Bet ne tam esmė. Praeis 5 metai, praeis 10 metų, užmirši visą tą triukšmą, visus tos heitinimus ir panašiai, ir tas 21 metų Abu Dabi, jį ant rankų nešios. Apie jį filmus kurs. Pagėsi, kad dabar nekuria. Apie Hamiltoną ir šiaip Verstappeną. Šiaip apie Hamiltoną, kad nekuria, aš irgi nežinau, kodėl, bet galbūt dėl to, kad jisai dar on the grid. Ir jisai pats nenori. Turbūt, jo. Apie Michaelą irgi nekuria, nes jisai, žinai, dėl jo situacijos. Tai manau irgi. Bet, turi praeiti laiko, kad dalykai iš tikrųjų būtų įvertinti. Žinai, būna ir su filmais tas pats, išeina filmas, niekas su jo, su Blade Runneriu tas atsitiko. Išėjo filmas.
jisai nieko nesurinko, nieks jo neėjo žiūrėti, narkomanai visokie LSD užsimetę eidavo žiūrėti. Ir galiausiai tai tapo absoliučiu kultiniu hitu, kuris dabar yra laikomas kaip vienu geriausias mokslinės fantastikos filmų, žinai. Tai reikia kai kartais dalykam tiesiog laiko, kad jie būtų vertinami. Ir čia tikrai su Maksu. Ir Maksas kaina jau dabar jau tą turi. Taip. Žmonės mato, vertina jo charizmą, charakterį, jo dovaną sportui, bet aš manau, kad čia tik pradžia viso to. Tai va baigęs mano randas pirmas. Tai va. Pridėti. Aš tiesiog žiūriu, ką aš išsaugoju iš informacijos. Na tai galime toliau apie Red Bullį damušti tada ir judėti toliau. Galim. Gerą mymą turiu. Šiaip gal matai. Jo, mačiau. Tu gisinteiti, šetą Patreoną, tipo, irgi. Aktoriai, kurie bučiuoja Oscarą. Jau čia bus aišku. Čia bus aišku. Zac Brown bučiuoja Oscarą, jo. Nu, Nu tai gerai. Aš nekėjau dabar čia 20 minučių, dabar tu pašnekėjai. Neturiu tiek jėgų. Žinau, bet tu turi taip pabreikint naujieną. Helmut Marko išeina iš Red Bullio. Šiaip nenustebau. Jo? Nu, kiek Aš tai nustebau. aš stebėjau, man labiau stebino, kiek jis vis dar velkas ten. Aš galvoju, kad mūsų vaikai dar užaugs ir žiūrės ir jis ten dar bus. Ne? Galvoju, ne. Jo palaikus tiesiog vežios. Vežimėlė. Jesus, sorry, čia biški per juodas. Ne, nu, bet tai, žinai, tipo, visi skundžias, ant kiek yra sunku tiek lenktynių apturėti. Tiesa. Sezono pradžia, visa kita dar ok. Anksčiau dar nebūdavo tiek, dabar po 2-4 lenktynės. Nu, ta prasme, tai... Ir jis yra amžiai. Nu, jam 8-2 metai. Aš nežinau, kokie kemping, sorry. Vis to aš teska. Jam 8-2 metai. Bet primės turėti tiek sveikatos. Su jetlagu ir su visko. Aš dabar tiek sveikatos, ne? Exactly. Ne, realiai, kaip tu tvarkytumės kiek savaitę, būdant kitoje pasaulio, vis kitam pasaulio krašte? Nu, tai, aš net nežinau, ta prasme, man šiaip kas iš tiesų yra keista, kodėl jis keliauja. Aš suprantu, iš dalies, aš suprantu kodėl, bet aš matau, kad nėra poreikio. Jo yra darbas būti atsakingam už junior tipo driverius, jo pareiga prižiūrėti, kaip jiems važiuoti, kaip įsakyti, taram. Bet viską tu gali daryti nuotoliu, viską tu gali daryti, jo darbas veikia nuotoliu, ypatingai kai tau 8-2 metai. Manau, nori būti tiesiog, jo, jis neprivalo visur važiuoti, bet manau, jis nori būti... Likiai seni žmonės neturi ką veikti. Taip. Čia popierius geriau negu ekranas. Ta prasme, I get it. Tiesiog toks, Matyt, yra su sveikata, viskas tvarkoja. Žinai, nuo akivaizdu. Ta prasme, neturi kažkokių lėtinių ligų, yra sveikas, ne? Ir tas aktyvumas, turbūt tas pastovus problemų sprendimas, buvimas įvykių, su kuriai padeda tavo protą palaikyti aštrų, žinai. Taip. Tai aš manau, kad iš tikrųjų ir į sveikatą tas toks keliavimas, jeigu ypatingai dar prisižiūri, žinai, ir panašiai. No. Tai nes, 8 metų tokį tempą turėjo. Ir paaiškėjo, kad kitais metais į Aston Martiną išeina tiesiog. Mes šitaip, žinai, taip, Team principal, sorry, Adrielai, mum nebereikta. O jo, šiaip, tai kalbant, tai bičas 20 metų per buvo Red Bull'e. Nu, tai nuo pradžių. Jau. Tai aš manau, kad... Nu ir žinai, dar ta rutina atsiradusi, kad tu visą laiką žinai, ką veiksi. Ir dėl to iš tikrųjų, tokiem kaip Alonso, yra sudėtinga. Nu ir šiaip, kai tu daug metų, kaip Ricardo, ne, nieko kito tu nematei, kaip Hamiltonai, kur tu užaugi tame sporte, ne. Ta prasme, tai kaip tu turi susitvarkyti su tuo, kad išeini. Mes kalbėjome apie Ricardo, man atrodo, kažką mes esame, aš esu kažką tokio rentinės jau, kad tas tempo pasikeitimas, jisai turėtų būti labai baisus. Šiaip, čia lygiai tas pats, kas tu 12 metų eini į mokyklą, man šitas dalykas buvo. 12 metų praėjau į mokyklą, dar tada kitais metais iš karto į univerą, mečiau univerą, ateina naujas rugsėjo 1 ir visi keliasi nuotraukas, rugsėjo 1, čia univerą, čia mokykla, čia dar kažkas, o aš varau į darbą. Ir man buvo, aš atsimenu tą dieną, toks,
aš suprantu, kad, nu, tipo, jo, that's part of the life, bet, žinai, tipo, 13 metų iš eilės, aš visą laiką rugsėjo 1, man būdavo metų pradžia mokymosi. Ir tai buvo pirmi metai, kad aš nesimokiau ir man buvo žiauriai keistas dalykas. Tai aš įsivaizduoju, kad, nu, čia tai iš viso, tai yra, nu... Čia dar sunkiau. Jo, tai... Nes šitavo pajamos, tiesiog tu esi dėmesio centre, ne? Taip. Ir staiga tu nieko nebeįdomu. Alonso tai iš viso, nu, tai jau daro nuo kelintų, nuo 2, 3. Nu, maždaug kažkas tokio. Nu, tai yra virš 20 metų. Tai... Jau. Prasme, jis vairuoja ilgiau negu kai kurie vairuotojai gyvena. Tai, nu, ta prasme. Ir aišku, jis yra labai talentingas ir jam sekasi, bet jis jau irgi jau pradėjo šnekėti apie tai, kad jį jetlagas veikia. Ir taip. Ir jisai... Vis sunkiau atsigauti, įsivažiuoti, pradėti sportuoti, nu, ta prasme, tai čia normalu. Čia normalu ir sakau, nu ir jis tampa tėvuku ir tai reiškia, kad kiek mes realiai jį pamatysim dar, žinai, ant tinklo, nes, nu, realiai, nu, dalykai keičiasi ir šitas sportas reikalauja žiauriai daug. Nu, taip. Taip, reikalauja žiauriai daug. Tai va, tai aš stebiuosi, kaip patėm. Bet šiaip, linkiu Helmut Marko sėkmės. Mes ant jo heitinam normaliai per visą laiką. Davėm jie malku. Davėm biškai malku pakrovimą, nu, bet hei. Ta prasme, realiai buvo momentų, kada ir Verstappinui aš esu davęs malku. Taip. Tai, nu, ta prasme, čia nėra, kad mes, tu man nepatinki dėl to. Vienintelis žmogus, kuris nusipelnė visą laiką malku, tai yra Stroll. Visada. Strolis. Šiaip, praeitais metais labai čia gyrėsi, kad prieš už Alonso greičiau važiavo. Dar metai atgal gyrėsi, kad už Vettelį greičiau važiuoja. Šiais metais jisai nei karto neoutqualifyino Alonso. Nei karto. Bičias nesistengia. Bičiui reikia va ten tą komandą, kurią sakai, kad nupirks jo tėvas ar nupirko jo tėvas, eit valdyti ar kažką ten daryti. Aš tikrai nenustepčiau, kad per šią žiemą bus tas vairuotojas, kuris išeina. Net ne tai, kad tai bus jo paskutiniai metai, o jis tiesiog... Rimtai galvoji. Nu, šiandien jo, nu, tipo, ir aš nemanau, kad jie labai ten užvedinėja tas dalykas, kad, tipo, nauji regulationai, Adrian Newey, tarp. Aš tikrai nuoširdžiai, jeigu toks dalykas išeis, aš tikrai nustepsiu. Aš nustepsiu. Aš manau, kad čia bus didesnis šokas visiems negu Helmut Marko. Šiaip, vat ką, iš tų mymų šių metų pastebėjau, kad Strollas depresijai. Ta prasme, kiek būna, tipo, drivers parades ar dar kažką, jisai, tipo... Viens pats ir ten visą laiką su savo tavo šipsenėlę savo tą. Aš tipo... Įsivaizduok, jisai yra jaunas bičas, jisai yra ir, tipo, su Alonso, tu ten nelabai pavaibinsi. Ir visi jo nemėgsta. Ir visi jį laiko ne po baby'u. Nu jo. Nu jis neturi ten draugų. Nu kur, žinai, tipo, mes turim pastoviai Carlos ir Albono kažkokių duos bairių, kur Hamiltonas su Leclercu ten... Sainzas yra su visais draugeliais. Jo, žinai. Gaslis yra čystai su visais draugeliais. Tai va, tipo, ir mes visokių tokių bairių pamatom, o iš Strollo pusės ten... Tiesiog jo mymai. Mymai. Ir bet tu įsijungit, kas nors paskaitykit komentarus būtent po lenktynių. Tie, kur, nu, tie, kaip tai, drivers reaction after race, kur ten, ir visos, ar šiaip atsisukit, ar atkreipit dėmesį į Stroll intervus, jie visi vienodi, tas pats energijos lygis, tas pačias frazės, viskas tas pats. No. Tas jis yra toks, nu, tiesiog, nu, jam atrodo, kad jam yra neįdomu, ką jis daro. Ir to pačiu mums kaip žiūrovom yra neįdomu žiūrėti, ką jis veikia. Dėl to ir nenustepčiau, sakau, kad jeigu jo nebebūtų ir jisai tipo, aš varau smėlį Dakarę pakasti. Aš varau. Dakaras, sausio 3, sakai. Sausio 3. Šiaip užsiminė apie Dakarą, reikia numest namioką, kad ar būtų įdomu žiūrėti mūsų Dakaro coverage, mūsų mėlėjai žiūrovai, tiek YouTube, tiek Patreon. Tai gali palikti komentarą arba like, mes niekad laikų neprašom. Subscribe? Padarom naują rekordą, daugiausiai laikų surinkam ant šito podcast'o. Tai čia easy bus. Kiek mums reikia, tik poros milijonų, aš manau, kad čia... Aš turėjau omeny iš mūsų visų videokų, ne iš viso YouTube, bet... Bet darom iš YouTube. Nes labiausiai palaikintas video, man ir PewDiePie video, kuris darė labiausiai palaikintą video. Čiūju. Tai žodžiu, aš atsimenu, buvo tas bairis. Anyway. Jean-Pierre Lambiasi. Galim toliau pakalbėti apie Red Bullį, jo. Tai... Yra rumorsas, kad jisai leavins. Ir ta prasme, netgi kai nebuvo to rumorso, porą tokių, pavadinkim,
Atgarsių. Net neatgarsiu, bet vienas dalykas, jisai labiausiai nusivylė, kad Verstapenas nelaimės. Nu, ta prasme, bet čia nebuvo tas, kad, gaila, next time. Bičas full pasileido į ašaras ir buvo 5G gaudys. Bičas pasileido ir, buvo tas toksai, kur, kodėl tiek emocijų, ir būtų logiška, jog tai yra jo paskutinis sezonas ir jisai tiesiog norėjo užbaigti pakilėtas. Taip. Kitas dalykas, jisai neturi kontrakto, jo kontraktas pasibaigia. Aš tai žinau, aš ir jį bandysiu išsiaiškinti dėl kažkokių asmeninių priežasčių, nes jeigu ras pakeitimą jo roliai, tada jis kažkokią kitą poziciją Red Bull'į, kuri būtų mažiau, matyt, kad nereiktų keliauti. Jisai toje pačioje pozicijoje jau 10 metų beveik. Tai galbūt tas yra, kad jisai jau pasiekė lubas ir galbūt nori kilti. Galbūt šeimos reikalai. Nes šiaip Verstapenas dar ir užsiminė kažkur, jog jam labai sunkus metai buvo, jam ypatingai, GP buvo labai sudėtingi metai. Tai galbūt kažkokie gyvenimo pokyčiai dar. Ten buvo grinai kalbėta apie asmeninius kažkokius ten, kad likti labiau su šeima. Teisingai, GP šiais metais pirmą kartą buvo praleidęs lenktynės. Tai gal kažkas ir susiję, kažkokia tragedija šeimoje, kažkas, žmonėms gyvenimas vyksta, nes nepaisant to, kad ten mašinas važiuoja ratu. Tikėkime, viskas jam gerai. Tikėkime, jisai ir toliau bus Makso draugų ir važiuos jie drauge. Šiaip, tokie yra niuansai. Bet jeigu jam reikia iš tikrųjų pasiimti laiko, pakeis poziciją, tarkim, kad taip nereikėtų keliauti, aš pilnai suprantu ir skaitau ir iš tikrųjų tu turi visada prioritizuoti savo šeimą, savo sveikatą, negu čia tokius kažkokius ten Učel, mega kombo. Bono su Hamiltonu irgi, tas labai legendinė, kombinacija, bet Bono dabar su Antoneliu ir nieks nenumirė, visi toliau važiuoja. Tai va, turi dar kokių naujienų palaužyti čia tiesioginiam eterį? Norisas yra pirmas laimėtojas, drivers čempionas nuo 2009 metų, kur vairuotojai nėra Red Bull'o arba Mercedeso vairuotojai. Ir, čia geras faktas, ir Norisas yra pirmas čempionas, kuris tuo pačiu yra F2 čempionas. Jo. Okay, that's interesting. Ir jis yra trečias McLaren World Driver čempionas. Tai pirmas buvo James Hunt, antras yra Hamiltonas ir trečiasis yra Lando Norris. James Hunt yra... Taip. Tarp James Hunt ir Lewis Hamiltono nėra čempionų McLaren. What? Driver champion. 30 metų. Taip. What? Jie konstruktorių yra laimėję, bet driver champion jie yra... Čia tai geras. Taip, jie 2007 metais atidavė, nes 2007 metais turėjo būti arba Alonso, arba Hamiltonas, jeigu neklystu. Nes Hamiltono rookie year buvo, bet jisai labai gerai važiavo. Taip. Ir jie atidavė championshipą Raikkonenui, Ferrari. Taip. Buvo paskutinis Ferrari driver championshipas laimėtas. Taip. O šiaip jo. Ir Ferraris nuo to laiko neatsikėlė. Taip. Tak. Kas galėjo žinoti, kad Raikkonenas bus jų iš tikrųjų viršūnė? Gerai, Michaelas buvo jų viršūnė, bet paskutinė viršūnė. Jo, tai šitą buvau sakęs, kai gyvai žiūrėjom su Patreonais. Verstapenas turi 3 greičiausius ratus Abu Dabyje. Top 3 Abu Dabio greičiausi ratai priklauso Verstapenui. Tai iš 21 metų jisai turi greičiausią ratą, 21 metais. Tai čia su Hamiltonu, kai kapojas. Ir 25 metais jisai 2 greičiausius ratus. Tai kai Q3 važiavo, abu ratai buvo į top 3 papuolę. Wow. Jo, čia šitie, ką čia dar. Hadžaras 20 metais patvirtino. Kas nežino, 21 metais Hadžaras atėjo į Red Bull'o šeimą. Jisai ten junior programą. 21. 20 metais jisai buvo, jisai ir iki dabar pat yra Hamiltono didžiulis fanas. 20 metais jisai į Twitterį parašė, Verstapenas DNF'ino, Hamiltonas laimėjo.
Jisai buvo labai didelis Lewis'o fanas, jo. Hamiltono fanas, labai didelis Verstappeno hateris, o dabar jie yra komandos nariai. Čia Perfect toks. kombinacija. Perfect. Aš nekantrauju matyti, kaip jie daužysis. Taip. Tada Jukis keikėsi ir pasakė, kad labai pasilgo RB mašinos. Tada Hamiltono emocijos, kai turi 0 podiumų. Žmogus, kurį replacinai, turi 2 podiumus. Žmogus, kuris tave replacino, turi 3 podiumus. Tavo komandos narys turi 7. Nu, tai Leclercas vis dėlto 7 turi. Kitas rūkis turi... Tavo fanas rūkis turi podiumą. A driver who couldn't get a podium in... Na, netgi vairuotojas, kuris per 15 metų negavo podiumą, dabar gavo podiumą. Hulkenbergas. Tai ant kiek buvo blogai Hamiltonai? Ant tiek. Bet žinai, aš pamenu vis dar tą Kinijos sprintą, tą kvalifikaciją, kuris įrovė tą, žinai, tokią. Tai atrodė, kad nuo to laiko... Aš galvojau, belekas, žinai, ir visi tai galvoja, bet... Agi ir jam sprintas šiaip gerai, jis man rodos ir į podiumą atvažiavo, ir ne tik kvalifikavęs už tai, bet ir atvažiavo, ir per lenktynės niekur. Bast, nebėra, ir viskas, ir nebeatsikūrė. Jo. Klausimas tau. Davai. Kaip manai, kokio vairuotojo Rookie Year buvo sėkmingiausias? Ir turiu Nu omeny, tai kad... apie rūkius. Aš jį norėjau pakalbėti šitą temą. Tai tu žinai šitą atsakymą? Ne. Šiaip overall, iš visų laikų, Rookie Year, kiek taškų surinka? Kaip manai, kuris vairuotojas daugiausiai iš visų yra surinkęs daugiausiai taškų per savo pirmosius metus, per Rookie Year? Nu, tai ne Hamiltonas, palauk? Ne. Bet Nes tais laikais buvo mažiau taškų. Ne, jo. Bet gali būti ir, kad ne dabar važiuoja. Bet, nu... Generally, kas yra daugiausiai surinkęs, tai nežinau, sužinau. Antonelis. Jum, tai. Jisai pirmoji vietoje buvo Hamiltonas su 109 taškais, Antonelis su 127. Nu tai per 18 taškų. Piastris trečioji vietoje šiaip tais, su 97. Jo, pamenu, jo, iš tikrųjų geras buvo. Albonas ketvirtoji. Albonas ketvirtoji? 92 su Red Bullu. Su Red Bullu. Okonas yra penktoji. Su Racing Point 8-7. Tu gerai sekęs, wow. Nu. Norrisas, pavyzdžiui, yra dar Cam 9 turėjo, Verstappenas Cam 8. Tai, nu, žodžiu, čia toksai irgi išsaugau. Nu. Sorry, savo kūnių, Nu. 22 metais Mercedesai, užlaginau, Gerai. labai skundėsi Bouncing Car. Taip. Tais metais jie daugiausiai taškų surinko iš šitos naujos eros. Nuo 22 iki 25 metų. Čia yra 22 metais jie surinko 515 taškų ir turėjo 17 podiumų. Šiais metais jie turi surinkę 409 taškus ir tik 12 podiumų. Tai 22 metų, kada Hamiltonas skundėsi, kad mašina šokinėjo ir neįmanoma pavažiuoti, ir tai ir buvo Zero Pod konceptas, ta mašina buvo sėkmingesnė. Ir jie tada rollbackino, tipo iš naujo visą mašiną konceptą darė. Taip. Tai galbūt jeigu jie būtų likę prie Zero Pod ir būtų kažką atradę. Jo, nu matai, tas Red Bullio dominavimas tiek visus išmušė, kad jie tiesiog, neturėjo pasirinkimo, tik keis kažką, žinai, tai jo, bet jo, įdomi mašina, įdomi, bet galiausiai kitai buvo, kad Red Bullis kažką panašaus, įkvėptų dizainą irgi pristatė. Tas Zero Pod turėjo mažesnį sumažino podus galiausiai irgi einant sezonui, tai žiauriai įdomi. Gerai, turi kažką? Dar vienas. Aš turiu labai daug mažų, nes metų pabaiga labai daug tų tokių End of the Era, Turbo Hybrid Era. Kas paskutinis DRS panaudoja šitas klausimas? Ne, tu žinai jau. Žinau. O kas pats pirmas? Ar tai bus pasaulio čempionas Lance Strollis? Ne. Iš tiesų visi mano, kad tai yra, aš pats nebeatsimenu jo vardo. Aš kažkaip mačiau duosą ten. Esmė tame, kad visi mano, kad vienas bičas, bet iš tiesų yra Alonso, bet visi maišo dėl to, kad Alonso panaudojo DRS, bet tai nebuvo eterio metu.
lenktynėse, bet ne jį eterio metu rodė. Ir gavosi, kad visi mano, kad blemačkai, neatsimenu, kas dabar toksai, bet, žodžiu, Alonso. Alonso pats pirmasis, Antonėlis paskutinis. Either way, kaip manai, išvardink top 3 vairuotojus, kurie nuo 2014 iki 2025 metų daugiausiai pergalių susirinko. 1, 2, 3 vietą. Šiaip. Tai Hamiltonas, faktas, Maxas ir kas, čia 3 vietą įdomi. Šiaip labai juokinga. Spėjai netikėta, ne, koks nors Perezas. Bot, ne, ir jis neturi labai daug pergalių. Tai tada Norrisas? Galvoju, daug užuojama. Mercedes vairuotojas. Veslas? Ne. Nico Rosbergas. Ir labai juokingas faktas, nes nuo 2014 iki 2025 metų jis yra vis tiek 3 vietoj, nors bičas retairino 2016 metais. Ir jisai 3 vietoj yra, ta prasme... Jisai praskipino 200 lenktynių. Ir jisai 3 vietoj išliko su daugiausiai, 3 vietoj pagal daugiausiai. Bet čia, žinai, mes šnekam, kad buvo tas 2 eras uždominuotas 2 vairuotojų. Jo, bet jis tiek faniai. Faniai. Tai va, norėjau šitą pasveikinti, Grantas Kareckas. Jis yra Ferrari e-sporto čempionas 25 metų. Bičas gavo apdovanojimą tiesiai iš Leclerco. Neblogai paspaudė ranką Leclerc'ui. Taip, šaunuolis. Taip, kai žinau, variusi į Monaką galima paspausti ranką Leclerc'ui. Sužinosit kitam epizodui. Sveiki atvykę į Jackass. Gerai, Rookie of the Year. Tavo nuomonė. Ne? Bet ne, aš ne vienai sakau, tipo, ten palei statistiką, palei viską. Tai ir nėra pagal. Šiaip aš pradėjau galvoti, gal netyčia Birma. Aš kažkaip irgi galvoju apie Birmą. Aš pradėjau galvoti, Birmas labai gerai pasirodė. Netikėtas tavo pasirinkimas, lygiai toks pat kaip mano. Įdomu. Šiaip dar norėčiau pasakyti, kad ir dar yra tas, kuris tu nepritarsi, tai yra Antonelli. Yra labiausiai akivaizdu, kad Antonelli, Hadžaras yra... Nėra akivaizdu, kad Antonelli, nes jisai labai daug klaidų padarė, jisai labai daug, bet taip, iš kitos pusės... Taip, čia tas, kur nepadeda jam. Ir daugiausiai taškų iš rūkių surinko, bet ir to pačiu daugiausiai, tą rekordą sumušė. Bet yra ir tas dalykas, kad, būtent. Ir čia tas yra tų pačių, handicapas jam vertinant šitą dalyką. Bet ar tai nėra tas dalykas, kur tau ir lengviau, ir sunkiau, nes tu turi deliverinti? Kiek jisai vidury sezono vargo, visi manė, kad atvarys į Europą ir jisai žiauriai gerai varys ir jisai žiauriai žudė. Ir jisai atvaro į Ameriką ir prašau, Kanadui belia kaip gerai pasirodė. Tai ar nėra čia tas dalykas, kad... Jo, mes turėjom tikrai labai senai buvo toks geras, tokie geri metai rūkiais. Šiaip. Turminiai, kai jų labai daug ir iš tikrųjų mes atradom šiais metais kiek naujų talentų, bet taip, tokių, kur tikrai jau bus realiai, kur tikrai matom akivaizdžias karjeros trajektorijas. Bortoleto dar taip. Būtent, kad praktiškai visi rūkiais, kurie atvyko, yra aišku, jog jie yra rimti, ne? Taip. Ir kada paskutinį kartą tai buvo, žinai, klausimas. Dažniausiai, aišku, būna vienas kitas rūkiai, bet tu pačiu būna, kad jie ir nepasilieka labai ilgai. Noriu priminti, kad Red Bullis labai daug prideda rūkiais į F1. Jo, tai va. Man asmeniškai, aišku, pritariu su Antoneliu, iš tikrųjų, jo rezultatų labai gerai, sakykim, labiausiai turbūt kino vietai nenorėčiau būti jo, nes jisai keitė Hamiltoną. Taip. Ir tu esi realiai neolikinis, tu darai į mokyklą ir tu varai kartu savaitgaliais lenktyniauji su Max Verstappen. Taip. Tu prasme, joks spaudimų. Ir visi tai sulygina su Verstappenu. Ir tu esi Mercedes, tu turi deliverinti nuo pirmų lenktynių. Ir tavo visa komanda yra istoriškai vos nesėkmingiausia komanda. Eroje yra, bet ir šiaip be Ferrari, Ferrari sėkmingiausia komanda yra, nes jie seniausiai, bet Mercedes antrų vietų yra palei pergalės, palei čempionatus. Jo, nes jie turi 8 čempionatus iš eilės Mercedes. Ir niekas neturi daugiau.
Kad iš eilės, tai gal ir jo, Iš eilės, bet čia- overall kiekio, tai aš manau Williams ir McLaren. Jo, Williams, sorry, jo. Tai jo. tipo, bet iš paskutinės 15-20 metų eros, tai taip. Tai, sakykim, spaudimas ant pečių, tai kad ir, žinai, ten galėjo to sukurti gerą jam erdvę, Taip. bet tu vis tiek ateini į Merso ir viskas. Ir čia va ties to viskas ir pasibaigė. Nes padidinamuoju stiklu. Jo, ir dar tas ir rūky, ir dar, žinai, nepatyręs, ir staiga tu dar turėjai, aš pamenu, ar mes gal šnekėjom podcast ar ne, bet ta avarija testo metu per Monzą realiai jam nepadėjo. Taip, oi. Jo galvoja iš tikrųjų sumaišė visas kortas ten, nes jisai galvoja, kad jis galės, atlaikys mašiną ir panašiai, bet jo, jam ten ta avarija iš tikrųjų privertė stipriai susimastyti tą dalyką. Kiek to turėjo tuo metu trinti makaronus? O, mums šitas pusantro rato, ką jis pravažiavo, parodė, kad jis yra. Bet aš tikrųjų, aš nekuriu tą psichologinį, žinai, tą ne tik kiek čia, kad Toto kažką čia, žinai, bandė išsukti, nes čia vis tiek, žinai, Toto, PR'as, bla bla bla. Bet tiesiog jį asmeniškai tai nebuvo tiesiog avarija, nuo kurios išlipo ir nusibūrė kaip dulkės ir viskas. Ta avarija realiai jam privertė jį susimastyti apie pasekmes. Ir staiga, dabar kiti metai ateina ir tu turi tokią poziciją pakeisti Lewis Hamiltoną, žinai. Tai čia, man asmeniškai tai kosmosas. Tai kas tavo galutinis variantas? Ne, tai aš noriu diskutuoti jos, aš nežinau, aš neturiu... Lawsonas. Aišku, kad Lawsonas. Faktas. Ar Kolapinto. Nes šitie du man niekom nepasižymėjo. Praeitais metais abudu buvo tokie, kur jie gali bairių padaryti, kur Lawsonas su Perezu pasidaužo, kur Kolapinto tiesiog važiuoja ir į taškus atvažiuoja ir buvo labai fainai po Sargento. Jo, Kolapinto turėjo daug avarijų, buvo nestabilus, bet jis pelnė taškus Vilniuje. O dabar niekur ir vienintelis vairuotojas taškų nepelnės. Lawsonas daugiau patirties turėjęs, bet už Hadžarą prašiau važiavęs. Žinai, čia yra vėl tas toksai situacija. Jis vairavo Alpinus, apleistą mašiną, Gazlį. Gazlis taip, surinko taškų daugiau. Bet sezono gale jie būtų ten pat. Jie būtų turėję tas pačias lenktynės, jie būtų nieko ypatingo neparodė. Na, aišku, Kolapinto blogiau, bet tuo pačiu man tiesiog sunku jį taip pat nurašyti. Žinai, aš sutinku su tavim, bet aš manyčiau, kad jiems reikia palaukti. Užsikūrė motoras, čia. Ari! Ir dabar jau pradėjo loti. Ari! Ateik, žiūrėk, ką turiu. Ką pasiūlys jam? Sofa. Jisai supranta. Jisai žiūrėk, ką turi ir jis... Žiūrėk, sofa. Gundė labai. Ateik, Ari. Tik. Bet tikriausiai, vėl, Antonelli cool, bet Merse, tai kaip ir visi žinojo, kad iš visų jam daugiausia šansų, kad seksis gerai. Taip. Kiti du vairuotojai, kurie tikrai mums išskyrė labiausiai, tai yra Hadžaras ir Biermanas. Hadžaras, sakyčiau, pelnytai į Red Bull'ą sėdynę gavo paaukštinimą. Kiek tai paaukštinimas? Jukis pasiginčytų. Tikriausiai nelabai paaukštinimas. Bet laikant palei status quo, tai yra paaukštinimas ir bus įdomu pamatyti šalia Maxo. Kaip tik, gal, kad jisai nėra Maxo fanas, bus iš tikrųjų nauda komandai ir nebijos, žinai, pastatyti už save. Gali aš tikiuosi, kad tai bus era, kada Red Bullis pagaliau nutrauks savo prakeiksmo... Antrą vairuotoją? Antrą vairuotoją. Na, čia toks kiekvienais metais galima tą sakyti. Šiaip Perezas buvo geriausias vairuotojas ir aš vis tiek laikysiu su to, kad jiems nereikėjo... Gerai, Ricardo, bet Perezo reikėjo neišmesti. Visa situacija būtų buvusi tokia. Anyway, bet Hadžaras iš tikrųjų turi gerą šansą kitais metais parodyti, kur yra Red Bullis. Ir gal Red Bullis visai neblogai. Atėjo tos tavo sofos pažiūrėti. Ką čia per sofą? Tai va. Bet iš tikrųjų labiausiai, ko norėčiau pasidžiaugti iš visų, aš asmeniškai tai Bierman, kur man asmeniškai netikėtas jo pakilimas. Hasai pasiėmė racing winnerį, Okoną ir Biermanas greičiau važiavo. Būtent, kad, žinai, visi šitie faktoriai, kurie atvirkščiai nuo Antonelio. Tas yra Hase. Mašina bloga. Žinant, ką mes žinom apie Haso Inside, ten situacija yra dar blogesnė, negu visi galvoja. Ir staiga,
jis atvaro, pirmą pusę sezono metų tokie, jisai rūkiai, daro klaidas, nepelno taškų, nepastovus. Antrą sezono pusę, bast, 6 eilės lenktynės taškuos. Bast, vienas po kito, ta prasme, nerealus performance'ai, kvalifikacijos geras, žinai, lenktynių, tas visas menas geras. Ir staiga jo komentarai, kad šakės mašina žiauriai gerai važiuoja. Kada paskutinį kartą girdėjai, kad kas nors džiaugtų savo mašiną? Net Norisas verkdavo dėl savo mašinos, nors jis atvažiuodavo ten, žinai. Antras. Nu. Taip. Tai va, tai man Bermanas tas toks, sakykim, Aš tiek Bortoleto ir Bermaną laikiau visą laiką, maniau, kad jie bus ten pat. Ne? Nes tos komandos labai panašios situacijas. Bet Bermanas iš tikrųjų parodė, kad ne. Ir aš nežinau, kuris geresnis, nes Bortoleto iš tikrųjų yra sudėtingai mašina ir visa kita. Jis outqualifyino Hulkenbergą 10 prie... Tai yra 14 prie 10. Ai, rimtai? Jo. Tai tada tikrai neblogai. Bet čia reikia atminti, kad Hulkenbergas niekada nebuvo geras qualifieris. Bet Hulkenbergas taškuose geriau. Atvažiavęs yra jau. Aišku, jo nesisporinau. Bet vis tiek, skaičiau, kad Bermanas toks labiausiai tokia netikėta korta, wildcard, laukinė korta, kurios nesitikėjau, kad jisai tokį turės sezoną gerą. Ir su Hasais. Ferraris labai džiaugsis. Manau, kad Bermanas labai gražiai auga Hasuose. Labai džiaugiuosi, kad jisai konkuravo Koną ir parodė savo gryną talentą. Ir aš manau, kad jisai yra tikrai iš visų lenktynininkų, kurie dabar važiuoja, realiai Ferrari ateis. Realiai daugiau nežinau, kas galėtų ten važiuoti. Alonso, maybe. 2 rūkiai sudėti vieną, rizikinga, sakyčiau. Nebūtų pirmas kartas. Ne. See what you did there. Tai vat. Tai mano rookie of the year bus Berman. Tavo? Geras. Jisai buvo, kuris pelnė podiumą, pelnytai, susitvarkė, tikrai solidžiai važiuoja. Jo, aš pritariu, nuskau. Iš visų Bermanas šiaip tai labai arti yra penalty. Jisai turi 11. Taip, Banui? Abu Dabijo susirinko vėl, nes buvo vienu metu jau čia atsileidę, nukrito iki 9, man atrodo. Aš bijau pameluoti, gal biškai mažiau turi, bet, ta prasme, daugiausiai turi vėl. Šiaip. Tai va, aptarėm Abu Dabį, kitas lenktynės Australija vėl. Predikšinai. Jo. Tai toks mūsų šių metų recapas, nieko gero neįvyko. Būčiau tas būtume net nežiūrėję. Ar tu įsivaizduoji, kad tai yra 24 lenktynės po 2 valandas, tai yra, dar jeigu su visais red flagais, tai yra apie 50 valandų. Tai yra mano darbo savaitė, realiai. Tiksliau, mažiau negu mano darbo savaitė. Daug mažiau, beveik 2. Bet tai yra pilnos 2 dienos, kaip taip non-stop žiūrėti. Tai čia realiai mūsų įprastas savaitgalis, žiūrim Formulę 1, non-stop žiūrim su visais FP sessionais, qualify. Šiaip aš FP session nebežiūriu, nes tiesiog dažniausiai žinau, kad tu pasakysi kažkokį bairių iš jo, nes tu žiūri ir domiesi. Šiaip paskutinius 3, 4, 5, ilgą laiką nebežiūrėjau, bet dėl to, kad tiesiog labai daug visko yra ir... Ne, tai jo. Ypatingai Amerika, žinai, Amerika sunku pritaikyti visą kitą, tai buvo tas. Jo, arba, žinai, tiesiog yra nepatogus laikas, nes tu nori būti... Darbai reikalai, ta prasme. Tai... Su savo reikaluose, jo, ir ten žiūrėt tos FP sessionus, pažiūrė highlightus ir toks, nieko nepraleidžiu. Nes, vis tiek dažniausiai būna, kad tiesiog kažkas sandbagina ar ten. Man patinka dar paklausyti dėl to, kad komentatoriai labai būna savo informacijos prisirinkę. Tiesa, bet dėl to verta. Tai būna labai daug gerų dalykų papasakoja. Bet šiaip, kai žiūrėdavau podcast'į, bent jau man įtakos labai daug nedarė. Tai... Nes toks, žinai, tu tipo prisirinkęs informacijos, bet tada man būna dilema, ar aš savo nuomonę šneku, ar jų nuomonę šneku. Ir aš tiesiog pradėjau nes per lenktynės, kol vyksta dalykai, tikrai komentatoriai prišaudo koziriukų tos, žinai, ten tie visi reporteriai, kur ten pitleinė ten ir panašiai. Ir jie iš tikrųjų yra žiauriai, kad ir ten, nesvarbu, kurį žiūri, ar ten F1 ar Sky Sports, kokią transliaciją, žinai, jie būna žiauriai gerai pasiruošę, žinai. Ir čia yra, tikrai aukštas levelis. Ir dėl to tu
iš to konteksto susirenki viską, plus dar ten paskrolini Twitter'į ir toks būni, Jo. jau būna tas toks vaizdas susidaręs, kas kaip. Bet svarbiausia, bent jau man, žinai, išlaikyti savo nuomonę. Manau, gerai padarėm šitą. Manau, gerai šiais metais mums tai pavyko išlaikyti. Aš manau, kad taip. Mes niekada nešnekėjom, kad esam objektyvus. Tam yra kitų podcastų. Man vis svarbiausia, kad mes galim susėsti. Ir parentinti apie... Sakyčiau, strolą, bet šiais metais strolas... Praktiškai iš vis nešnekėjom apie... Jo, bet, tipo... Tiesiog buvo privalomas paminėjimas kaip bairis, bet realiai daugiau taip apie rimtai nieko mes nešnekėjom. Praeitais metais bent crashindo, šiais metais nei to nebedaro, iš vis nebeįdomiai. Nusivylimas grynas. Nu, grynai, o dėl ko žiūri F1 žmonės. Nu. Sužinot, ar bus avarija, tai jau niekam neįdomu niekas. Tai va. Gerai, ar tu turi greitai, paleisim šitą žmonės, žinau, kad jūs turit ką veikti. Paleisim žmonės greitai. Žinau, kad tau ne fazė ir energijos. Koks tavo būtų šių metų vienas highlight? Nesvarbu, tai nebūtinai turi būti čia dabar Max. Žinau, tipo, jo, tai aš nesakysiu apie Maxą. Gerai, Maxą neliečiam. Nes gerai. Tai yra akivaizdu, kad tai buvo labai geras. Taip. Bet honestly, man prieitų metų geresnis buvo. Okay. Šių metų tiesiog geras. Okay. Aš pasakysiu taip, kad aš pirmoji vietoj Sainzo podiumas, antroji vietoj Hadžaro podiumas, trečioji vietoj Hulkenbergo podiumas. 3 podiumai? Susirinkai podiumus ir nesvarbu to. Tiesiog pamanęs, kad ir tvanas. Ne, čia tiesiog tie tokie 3 dalykai, kuriuos smagu gera pamatyti. Tai yra, tipo, kad Sainzas gavo podiumą, tai labai daug ką pasako. Tai yra, kad, komanda yra visai ne tokioj blogai vietoj, jam visai gerai sekasi ir daug ką galima bus nuveikti su ta komanda. Hadžaras, tai tiesiog, paskutinis podiumą buvo pasiėmęs Gaslis galbūt. Jo, Gaslis, jo. Tai daug ką pasako, daug, tipo, maladėts, Lawsonas taip ir nesugebėjo. O galiausiai Hulkenbergas, kur, taip, jo. Aš manau, kad jam labai psichologiškai tai pagelbės einant į Audi ateinančiais metais. Kad jisai gavo podiumą, kad kikai jau nebėra taip, kad, praeitais metais jie turėjo 4 taškus ir tai buvo visiškas fuksas. Ir dabar jie visai atsitino. O jie, tipo, jie 9. Bet taškų bent jau nekėtų. Jo, bet bent jau būdavo galima parinkti taškų. Kur tuo tarpu Alpinai, tai aš, tragedija. Tipo. Tai... čia visi žino, čia nieko naujo. Tu, važiuok, parodyk. Wow, aš dabar super energijos paleisiu. Tu čia beleką pavarėjai, susirinkai geriausius pointus ir man čia dabar lygiai vietą prigavai. Tai kad nesikartot. Sakyčiau, man highlightas būtų Piastri Championship lydinimas. Okay. Nes iš tikrųjų tai buvo ir netikėta, ir smagu, ir visą čempionatų, ir visus metus tas dalykas labai suformavo ir pakeitė. Jis ilgiausiai lydino šitą čempionšipą. Jo. Mes nuoširdžiai galvojom nuo sezono pradžios, kai jis pradėjo lydinti ir visai nemaža persvara, ir kad jo vairavimas buvo visai geras. Galvojom, ir negi buvom tas mūsų bairis intro, kada sveikinam Piastri su čempionšipo pergalę. Taip. Tai kad mes aš nuoširdžiai bent tikrai galvojau, kad jisai turi, kad laimės. Aš galvoju, kad laimės. Bet matai, nukrito į 3. vietą. Bet kas galėjo pagalvoti, ne? Tai Piastri čempionšipo lydinimas, atsisveikinimas su Christian Horner vidury sezono man visiškai netikėtas ir toks dalykas, kuris tikriausiai nueis į istoriją. Kiek tai nueis į istoriją, čia klausimas, nes vis tiek tai nėra vairuotojas, kuris ten, žinai, padarytų crazy move. Tai ir tada, kalbant apie vairuotojus ir crazy moves, tai Hamiltonas Ferrari ir jo tragišką sezoną. Čia toks anti-highlightas, bet ir aš tikrai visą pagarbą tai Hamiltonai ne iš blogosios pusės, tai sakau. Bet tai yra tikrai tiesiog, kad ypatingas momentas, ne gerąją prasme, bet tiesiog, kad momentas, kad Hamiltonas gavo reality checką Ferrari. Tai mano tokie būtų highlightai. Tai ir mūsų žiūrovai, ypatingai Patreonai, kadangi labai aktyvūs esam, palikit savo
3 highlightų šio sezono ir davai nesikartojam. Kaip mes su Kristijonu sugalvojom on the spot, tai taip pat ir jūs, jeigu matote, paliko komentaras, negalima. O aš dar ir vieną pasiūlysiu, dar ir nominuokit savo Rookie of the Year. True, geras. Alonso negalima šiais metais. Jo. Viskas? Viskas, nežinau. Tai tikriausiai tiek... Žinai, kas bus lėviausiai? Dabar išjungsim kamerą, atsidarysim telefoną ir bus koksai, kad Russell eina... diskvalifikuotis. Jo, ten... Šiaip aš dabar įsijungiau, tai nieko panašaus, taip. Gerai. Rami sąžinė, brangiai, ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad sekėt mumis visus metus. 25, dan. Viskas, jo. Dabar reiktų tiesiog titrų, žinai, kad mūsų titrai būtų 3 eilutės. Visi Patreonai ir viskas. Tai galim padaryti. Nu tai ačiū, kad žiūrėjot ir tada iki kitų metų. Reina japoniški titrai. Tada licencijos visus. Tai baigiam juokauti. Ačiū visi brangiai, ačiū mūsų Patreonam. Ačiū, kad remet, ačiū, kad rašot, ačiū, kad laikinat. Labai daug visko šiais metais įvyko, tai pasimatom kitais metais? Tai faktas. Nu, ne faktas, bet agirdai. Viską nutinka. O gal kameras mums visus sugės? Nedaug dėmesio. Gal aš atsikraustysiu į užsienį. Tu? Aš kažko nežinau. Ne, šiaip juokauju. Aš jau išsigandau, aš nuoširdžiai galvoju. Čia būtų toksai, kur tai buvo ta... Aš tai nežinau, ar susitvarkyčiau šito faktu, žinai. Nesusigyvenčiau visiškai. Gerai. Aš buvau paskutinį kartą Kristijonas. Aš paskutinį kartą buvau Aris. Ir susitiksim kitais metais. Bye! Bye!